Sakykit, kas turėtų pasikeisti, kad visuomenė kitaip žiūrėtų į tuos, kurie grįžta iš įkalinimo įstaigų? Visokie projektai turėtų būti daromi tą kryptimį. Keičiamas visuomenės požiūris. Turi tie, kurie grįžta iš įkalinimo vietų, pirmiausia, tai patys užsitarnauti tą pasitikėjimą. Jeigu žmogus, dabar trūksta tų darbininkų, jeigu žmogus gerai dirba, tai kažkaip jau turbūt verslininkų ar darbdavių nebe taip svarbu, ar jis buvo tą įkalinimo vietoje ir duokim šansą tam žmogui pasikeisti. Ir taip gal jo žiūrėti turėtų, gal yra gerų žmonių, kurie nepataisomi, ką žinau. Pas visus žmonės labai senas požiūris yra išlikęs ir reikia truputį naujovių. Kiekviena turi būti žmogaus sąžinė yra. Yra ne vien apie save galvotų, bet ir apie kitą, apie artimą. Tai aš manau, pagrindinis toks atsakymas būtų. Darbu aprūpinti. Darbu, kad jie nevalkatautų, nusikaltimų nedarytų. Turėtų, manau, galbūt ir politika valstybės, bet ir turėtų patys tie žmonės padaryti, patys buvę kaliniai turėtų irgi išvadas daryti ir norėtų sugrįžti į tikrą gyvenimą. Esu Andrius, Lietuvos Respublikos pilietis. Man 20 metų. Nevedęs, turiu pagrindinį išsilavinimą. Dirbu prie statybų, pagalbinių darbininkų. Galiu remontuoti automobilius, dirbti prie statybų. Po laidos tikiuosi susirasti pastovų darbą. Esu Antanas Giedrimas, Lietuvos Respublikos pilietis. Man 46 metai. Turiu vidurinį išsilavinimą. Turiu mūrininko kvalifikaciją, atestatą. Dirbau UAB Žėrutis, plataus profilio statybininku. Moku drožinėti iš medžio. Galiu dirbti prie statybų stropuotojų arba pagalbinių darbininkų. Po laidos tikiuosi susirasti pastovų darbą. Norėčiau dirbti, kad ir pagalbinių darbininkų kaime kur nors sodybai, kur šeimininkai kartais išvažiuoja ilgam, palieka sodybą, nėra kam prižiūrėti. Esu Virginijus, Lietuvos Respublikos pilietis. Man 43 metai. Esu išsiskyręs. Turiu aukštąjį techniko mechaniko specialybės išsilavinimą. Turiu ABC kategorijų vairuotojų pažymėjimą. Dirbau UAB Šiaulių plentas vairuotojų. Galiu dirbti vairuotojų, dirbti prie statybų. Po laidos tikiuosi susirasti pastovų darbą.